Hola, hola, buenos días. Sveiki atvykę į mano kanalą Ispanų kalba su Elisa. Mano vardas Elžbieta, aš esu mokytoja, filologė ir online mokyklos įkūrėja. Bet taip pat ir youtuberė. Ir šiandien aš noriu pakalbėti su jumis apie artėjančias šventes, apie Kalėdas, apie naujosius metus. Ir noriu pasidalinti ir papasakoti jums, kaipgi švenčia ispanai, kokių jie kultūrinių tradicijų turi. Manau, tikrai bus įdomu, aš papasakosiu ir apie kūčių vakarą, apie Kalėdas. Ir naujųjų metų naktį irgi nepamiršime ją, nes žinau, šitas visus mūsų šventės taip susijungia tarsi į vieną, taip toks kalėdinis laikotarpis, taip fiestas navideñas. Ispaniškai būtų, kad viena po kitos eina šventės. Šiandien mes kalbėsime apie papročius ir tradicijas, dėl kurių Kalėdos Ispanijoje yra tokios ypatingos. Nuo kūčių vakaro iki naujųjų metų. Kas daro šį metų laiką magišku kiekviename šalies kampelyje. Tad likite iki pabaigos ir manau, kad galime jau pradėti. Tai kaip šis video bus kupinas kalėdinės dvasios, jūs galite parašyti komentaruose. O kaip jūs? Ar jaučiate, kad jau ant slenksčio yra Kalėdos? Kad jau ateis 2025 metai? Pradėkime mes nuo ko? Žinoma, nuo kūčio vakaro. Ir kūčių vakaras ispaniškai yra Noche Buena. Noche Buena, jeigu išversti, ten slypi du žodžiai. Noche naktis, buena gera. Vadinasi, gera naktis. Noche Buena yra švenčiama kaip ir kūčios, žinome, gruodžio 24. Ir tai yra viena svarbiausių naktų Ispanijoje. Šeimos susirinka vakarieniauti šiltoje ir tradicijų kupinoje atmosferoje. Tradiciniai patiekalai skiriasi nuo regiono, tačiau populiariausi iš jų yra kepta ėriena, įdaryta kalakutiena arba jūros gėrybės. Be jų, ne, ispaniškas stalas nebūna padengtas. Ir jūros gėrybės tokios kaip krevetės, langustinai, jūrų vėžiai ir ypač Ispanijos pakrančių miestuose tai yra labai populiaru. Katalonijoje, pavyzdžiui, yra populiaru valgyti galets. Tai tokia sriuba sultinys su kriauklės formos makaronais. Manau, tikrai internete ne kartą esate matę tikrai ten makaronai tokie. Kriauklės formos, bet įsivaizduokite, jie yra dideli ir ten jie yra įdaryti mėsos. Valencijos regione, žinoma, svarbus yra ryžių patiekalai, tokie kaip ryžiai su omaru ar jūros gėrybėmis, suteikiantis viduržemio jūros skonį kalėdiniai atmosferai, vakarieniai. O desertui pagalvosiu, tai ką jie be desertų, žinoma, jie turi desertus ir jos irgi aš esu įsitikinusi, kad pažįstate. Ant kūčio ir kalėdinio stalo visada bus turrones, polvarones, mazapanes. Daugelis ispaniškų šeimų praleidžia kūčias giedodami kalėdinės giesmes ir grodami tradiciniais instrumentais. Žinoma, su metais mes einame pirmyn, seneliai miršta ir kai kurios tradicijos su jais irgi, kaip būtų gaila, bet tikrai ne visas jaunimas išlaiko savo senelių tradicijas. Kitas gilias tradicijas turintis paprotys tai yra šventos mišios. Jos ispaniškai būtų gaidžio mišios, kurios vyksta vidurnaktį minant Jėzaus gimimą. Daugelėje miestelių ir Ispanijos miestų šios mišios tampa bendruomenės susitikimo akimirka, bet vėl jaunimas taip jisai nutolsta ir tikrai nedaugelis irgi šitos tradicijos jau laikosi. Bet jeigu seneliai dar yra gyvi, arba tėvai yra vyresnio amžiaus, kurie irgi išlaiko šitas tradicijas, tada taip šeima susibūrė ir giedoja ne tik giesmes, bet ir eina į bažnyčią. Gruodžio 25 jau Kalėdų diena, Kalėdos ir ispaniškai tai būtų La Navidad. Ir šita diena
kaip ir kūčios Noche Buena yra skirta diena šeimai. Kai kurios šeimos dalinasi taip, dovanoja vienas kitam dovanas, nors šitos kalėdinės dovanos nėra tokios įprastos kaip kitose Europos šalyse. Nes Ispanijoje yra svarbesni 3 karaliai, kurie ir atneša dovanas. Kažkada prieš netgi 20-30 ir dar daugiau metų per kalėdas niekas nedovanojo visiškai nieko. O ateidavo ne kalėdų senis, o ateidavo 3 karaliai su dovanomis. Bet žinoma, mes gyvename, mes turime daugiau įplaukos iš kitų šalių ir dabar jau naujos šeimos, modernios šeimos jau įtraukia ir šitą tradiciją. Ir vaikams labai pasisekė, nes jie tokiu būdu gauna 2 kartus dovanas. Taip pat niekada netrūksta gausių vaišių. Tai metas mėgautis šeimos pietomis, vakarienę, toliau skanauti ispaniškus tradicinius saldumynus ir žinoma, kelti tostus su kava ir sidra, su šampanu ir sidru. O kaip jūs švenčiate kūčių vakarą, kalėdas? Rašykite komentaruose. Ar jūs išlaikote visas savo šeimos tradicijas, nes žinoma, kiekviena šeima turi savo tradicijas ir tradicijos vienos šeimos ir kitos šeimos tos pačios tautos gali tikrai skirtis kaip ir ispanų. Dėl to aš čia pasakoju taip, bet čia aš apibendrinu, nes kiekviena šeima visgi gali turėti savas ypatingas kažkokias tradicijas. O jūs kokias turite, rašykite komentaruose. Ar kažkiek sutampa su ispaniškom tradicijom. Na, ir kai kalėdos jau baigėsi, ispanai pradeda ruoštis naujųjų metų išvakarėms, gruodžio 31-ąjai. Tai laikas apmastyti praėjusius metus ir sukurti viltis ir planus ateinantiems. Gatvės ir namai pasipuošia šviesomis, girliandomis ir kitomis dekoracijomis, nors žinoma, kai visi žinome, kad jau nuo gruodžio pradžios jau kiekvienas Europos miestas yra papuoštas. Na, o šeimos jau turi savas tradicijas. O kada jūs puošiate eglutę, rašykite komentaruose. Pavyzdžiui, aš turiu tokią tradiciją ir čia aš į savo šeimą jau paleidau tokią tradiciją, kad mes puošiame eglę 1 gruodžio savaitgalį, kad kuo ilgiau pasidžiaugti tą kalėdinę atmosferą. O jūs rašykite komentaruose. Populiariausia šitos Noche Vieja, taip, senoji naktis, naujųjų metų, Noche Vieja, populiariausia patiekalai yra vėl kepta ėriena, jūros gėrybės, krevetės, langustinai, krabai, o kai kuriuose regionuose net keptas paršelis. Bet manau, šitam patiekalui jau reikia turėti tikrai didelę šeimą. Taip pat įprasta mėgautis užkandžiais iš dešrų ir sūrių, kartu su vynu ir, žinoma, kava, ispaniškas šampanas. Naujųjų metų išvakarės yra labai svarbi šventė. Ir naujųjų metų išvakarės ispaniškai yra, kaip aš jau minėjau, Noche Vieja, sena naktis. Ir jinai yra labai svarbi. Geriausia tradicija yra 12 vynuogių. Manau, tikrai esate girdėję. Su kiekvienu laikrodžiu dūžiu yra suvalgoma viena vynuogė. Kai kuriems tai gali pasirodyti neįmanoma, bet aš sakau iš savo patirties, tai įmanoma. Ir vienus metus aš jums pasakysiu, aš suvalgiau greičiau negu laikrodžio dūžiai buvo. Bet nes vynuogės jau parsiduoda paruoštos. Jas tik įdedi į burną ir jau yra paruoštos valgyti. Ir kiekvienoje parduotuvėje jau yra irgi po 12 vynuogių taip padarytos tokios karbonkės arba plastikiniai paketai, kur tu tiesiog nusipirki ir atidarai ir iš karto po vieną pradedi valgyti. Ir pagal paprotį, jeigu suvalgysite visas 12 vynuogių laikrodžio dūžių metu, nauji metai bus labai sėkmingi. Galite šitą tradiciją išbandyti jau šiais metais. Žinoma, tos šeimos žmonės, kurie nešvenčia namie, jie eina į miesto aikštes, į centrinės vietas, kur gali susiburti keletą tūkstančių netgi žmonių, tam, kad
valgyti vynuoges, gerti šampaną ir džiaugtis naujaisiais metais. Taip pat yra kita labai įdomi ispaniška tradicija, pavyzdžiui, dėvėti raudonus apatinius. Taip, raudoni apatiniai. Jie reiškia, kad jums pasiseks meilėje. O keliant tostą įprasta į šampano taurę įmesti auksinį žiedą, kad pritrauktumėte turtą. Na kaip, jums šitos dvi tradicijos naujųjų metų išvakarėse, manau, tikrai labai įdomios. O jūs, ar turite savo kažkokias naujųjų metų tradicijas? Dalinkitės komentaruose. Štai kaip Kalėdos ir naujieji metai yra švenčiami čia Ispanijoje. Į tradicijų, gerų vaišių ir naujųjų metų vilčių mišinys. Jei jums patiko šitas vaizdo įrašas, neužmirškite prenumeruoti ir paspausti man patinka. Man bus kalėdinė dovana iš jūsų. Taip pat įjunkite pranešimus, kad nepraleistumėte ne vieno mano vaizdo įrašo. Ačiū, kad buvote su manimi, kad žiūrėjote. Linkiu jums gražių švenčių šeimos būryje ir susitiksime jau greitai kitame vaizdo įraše. Hasta luego!